Pasiruošus? Visada pasiruošus. Vis dažniau paskutiniu metu pastebiu aplink save besišypstančius ir dėkingus žmonės. Bet tai buvo ne visada. Greičiausiai dėl to, kad ir aš pati buvau tokia. Retai šypsojausi. Šypsodavosi todėl, kad reikia. Dėkingumas irgi buvo dažniausiai sakomas mašinaliai, automatiškai, nesusimąsčius. Jeigu net parduotuvėje padarydavo nuolaidą, aš tik tai nustebdavau, bet niekada nesakydavau ačiū. Neatsimenu, kada pradėjau keistis. Nuo ko tai prasidėjo? Kai pradėjau šypsotis aplinkiniams, iš pradžių reakcijos buvo nekokios. Piktas žvilgsnis, nustebimas akyse, nieko nuostabaus, nes aš pati tokia buvau. Po to atsirado mano kelyje ir dėkingumas. Pradėjau dėkoti aplinkiniams. Už išplautus indus, už paruoštą vakarienę, už atliktas paslaugas ar prekyboje parduotas prekes. Keleiviams viešajame transporte, kai praleisdavo mane, dar iki šiol matau nustebusius žvilgsnius, už ką aš dėkoju. Po to pradėjau dėkoti visai tai aukščiausiai, už tai, kad atsibundu kiekvieną rytą, už orą, kuriuo kvėpuoju, vandenį, maistą, kurį valgau, už sutiktus žmonės, turimą sveikatą. Ir manau, kad visi girdėjote apie dėkingumo dienoraštį. Jis neaplenkė ir manęs. Trumpai aš su juo draugavau, kokias 2-3 savaitės. Ką aš iš to gero pasisėmiau, tai pradėjau dėkoti savo. Bet ta visa sistema man kaip ir jau nebetiko. Turiu savo sistemą. Ten tą dienoraštį reikia pildyti kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, bet aš kitą, tinkamesnį būdą savo radau. O darau taip, kai aš pagaunu momentą būti dėkingai už kažką, aš tuo pačiu momentu ir padėkoju žodžiu, žvilgsniu ar net mintimis. Kam laukti vakaro, kad visą tai surašyti, jeigu galima iš karto padėkoti. Sau esu dėkinga už tai, kad aš priėmiau sprendimą keistis, keičiuosi, kad aš nebijau kažką daryti naujo, kas yra man nežinoma. Už visus sprendimus savo dėkoju, kurie buvo priimti ar geri, ar blogi, bet jie buvo tuo metu geri, pagal tas visas galimybės, visas emocijas, būsenas ir taip toliau. Aš esu pats svarbiausias žmogus mano gyvenime. Taip pat noriu padėkoti prie tos pačios progos ir kitiems tėvams už tai, kad aš gimiau, kad jie mane užaugino, broliams, giminėms už tai, kad jie suteikė mano pirmuosius socialinius įgūdžius, klasiokams už tai, kad tuo metu ėjau į suaugusių gyvenimą, pradėjau kažką bandyti naujo, bendradarbiams už savo minčių reiškimą ir buvimą kitokiais, mokytojams, ir tai nesvarbu, ar tiesiogiai mokytojai, ar perkeltinė prasme, už tai, kad parodė ir užvedė ant kelio, ką galima pakeisti, ką galima padaryti kitaip. Draugams, pažįstamiems, už tai, kad esate, dėka jūsų aš keičiuosi. Vyrui už supratimą, mano supratimą, ko aš nenoriu turėti gyvenime. Dukrai už tai, kad buvai, esi ir būsi mano gyvenimo spindulėlis kiekvieną dieną. Neseniai, kaip tik internete pasižiūrėjau, ką reiškia dėkingumas, ką man išmetė paieškos. Ir aš 100% sutinku su tuo, kad dėkingumas tai yra gyvenimo būdas, laimė, meilės išraiška, žmogiškumo šaltinis, energijos gyvenime buvimas. Ir aplamai dėkingumas tai yra dovana. Dėkoju Jums, kad Jūs esate. Kartą socialiniuose tinkluose išgirdau tokį dalyką, kad prieš pradedant žiūrėti įrašą ar skaityti publikaciją, nepatingėti pastatyti širdutę ar laiką. Vien dėl to, kad tuo momentu tu tikrai iš to įrašo gausi kažką savo, tinkančio tik tai tau. Ir patikėkite, tai iš tikrųjų dirba. Aš tai pradėjau praktikuoti gal jau prieš 2-3 metus ir tai veikia. Kiekvieną kartą, kai aš tai padarau, aš išgirstu tai, kas man patinka, kas man tinka, kas man reikalinga. Kartais būna taip, kad aš iš pradžių paklausau, bet po to vis tiek aš ar komentarą parašau, ar bent jau pažymiu, kad kaip ir ženklą to dėkingumo, kad žmogus stengiasi, kažką darė dėl manęs. Todėl kviečiu palaikyti mane, naują žmogų šiame reikale. Nepatingėkit komentuoti, statyti laikus, nes tai bus paskata man, kad aš tikrai darau tai, kas yra prasminga. Ir iš anksto dėkoju už tai.